Kaip atrodo ta netobula asmeninio trenerio turinčio smulkų verslą diena, kaip ir netobula rytinė šukuosena, arba kaip ir kartais netobulas miegas, kurio šiandien buvo 6 valandos 12 minučių ir įvertinimą gavau 73. Kaip ir nereikėtų šitais daiktais be galo pasitikėti, tačiau trendą, bent jau mano nuomonė ir to, kiek domėjausi, rodo neblogai. Tai dabar yra 5 valandos 18 minučių ir tikslas yra prieš 6 išvažiuoti į Vilnių. 7 Vilniuje pradedu treniruotes, turėsiu 7 skirtingas treniruotes, kurias reikės įgyvendinti, pažiūrėti, ar yra kažkokių kitokių reikaliukų be treniruočių ir važiuoti į antrą dienos etapą. Tai dabar dar apie 30 minučių susiruošimui, tada į automobilį ir automobilyje jau įprastai prasideda mano darbo diena. Važiuojam toliau. Valandos 12 minučių pakeliui į Vilniaus OptimSelf filialą. Įprastai turiu 3 scenarijus, ko galiu užsiimti vairuojant, kad nerašyti ranka ten kažko telefone ir panašiai. Tai pirmas yra atsakinėju balso pranešimus klientams, kas labai smagu iš tos pusės, kad galiu daug išsamesnis būti ir žmogui įdomiau, tiksliau nei ten ta ranka rašyta žinutė. Antras variantas ChatGPT. Pasijungiu kalbėjimo funkciją ir tiesiog nagrinėju kažkokius biomechanikos dalykus, kartais verslo kažkokius dalykus, prašau jo kažkokių vizualizacijų, rekomendacijų, visokio velnio. Ir trečias variantas podcastas arba tiesiog paskambinu mamai arba tėčiui. Labas rytas, į sveikatą. Puikiai suprantu, manau, kad daugiausia klausimų kils, kai pradėsite jau atlikinėti sudarytą programą, o tada drąsiai ir kreipkitės. Ramios darbo dienos ir iki. Okay, do you believe that the upper part of the rectus abdominis is maybe more tense because of the kyphotic structure of the thoracic spine? Yes, that's a common pattern. When the upper thoracic spine rounds forward into a bit more kyphosis, .52, 7 treniruotės pravestos, reiškia su treniruotėm jau šiandien viskas. Dabar belieka persirinkti, laikas savo truputį kirpykloje ir prasidės antra darbo dienos dalis. Gerai, judam į Kauną. 15:23 minutės, važiuoju atgal į Kauną. Vairuodamas visada, kaip ir visada, bandau kuo daugiau išmokti kažko naujo ir atsakyti balso pranešimu, kam tik įmanoma atsakyti. Grįžus į Kauną būtų gerai rasti laiko prasibėgti, reikia ir savęs nepamiršti ir savo judėjimo ir tada kibti į kitus su asmeniniam treniruotėm tiesiogiai nesusijusius darbus, tačiau UAB biomechanikos reikalus. Beveik 4 kilometras. Kaunas. Turiu savo tokį ratuką nuo salės iki salės. Aukštieji šančiai, aukštaisiais šančiais per Uošvienės liežuvį. Žemyn link žemųjų šančių. Tada per tikriausiai neįtin seną šitą takelį atvestą, kur anksčiau nebūdavo tokios galimybės. Ačiū, smagu bėgti. Nes prieš tai reikėdavo bėgti žalia. Tada per šitą tiltą,
į Panemunę, į Panemunės Šilą, 3 mergelių tiltų aukštyn ir vėl link Aukštųjų Šančių. 10 km ir 400 metrų kažkur. Niekas niekada nelaukia šitos 400 metrų įkalnės. Ir aš nelaukiu. Buvo paspausta į kalniuką. Smagu, kiekvieną kartą vis lengviau. Diena visada susideda iš visokių smulkių darbelių. Tai asistentė parvežė katalogą žaliuzėms, roletams, ar kaip čia tikslingai būtų sakyti, nežinau. Tai dabar reikia šitai patalpai. Čia minių grupinių patalpa. Ir taip pat mūsų filmavimo patalpa. Reikia jai išrinkti roletus ir tikėtina, kad visiškai tokius, kurie pilną blackoutą daro, tam, kad visiškai nesimatytų jokių šviesų, ir jeigu norisi pasiekti kažką profesionalaus filmuojant, tai tikriausiai idealiausias variantas, nes iki šiol tai matosi dar ir dabar, kad būdavo klijuota tiesiog ūkinė plėvelė tam, kad nešviestų, tam, kad tą blackoutą pilnai išgauti. Tai tokie smulkus darbeliai irgi, kur panašu, kad kažkas eis iš to varianto, kuris toliau. Išrinkti, padaryti taip, kad neįkristų jokių ten šviesų iš lauko, saulės spindulių ir taip toliau. Vienas darbelis jau baigtas. Gavau Amazon siuntą, norim pasidaryti filmavimui vietą ir reikia tokių strypų, kurie leis apšvietimą prisikabinti prie lubų. O čia mano draugas Zigmukas, nepiktybinis, neišsigąskit, nors ir atrodo visai piktybinis. Taip, tai reikia išpakuoti, pasižiūrėti, ar viskas vietoje, ar viskas tiks. Liuks, panašu, kad viskas vietoj. Šitie daiktai turėtų veikti gerai pakabinti lempom ir galėsim pasidaryti kokiam norim aukštyje ir net pasikreipti skirtingais kampais apšvietimą, kad būtų dar geresni vaizdo įrašai. Na ir kaipgi be treniruočių programų sudarimo, po pirminių apžiūrų tiek gyvai, tiek atliktų nuotoliu per vaizdo skambutį atlieku treniruočių programas, atsiunčiu vaizdo įrašus, nuorodas ir aprašau situaciją. O klientai po to dirba kažkokiu tai iš šių scenarijų. Tai arba lankosi pas mus OptimSelf ir atlieka savarankiškai, arba atlieka namuose treniruočių programas, įrangos tam daug nereikia, arba kai kuriais atvejais eina į kitus sporto klubus ir ten pritaiko tą treniruočių programą. 20 valanda 40 minučių. Užteks šiandien dirbti, visgi penktadienis, o visų darbų nudirbti vis tiek nepavyks. Tai laikas pasavaitgaliauti ir atsipalaiduoti. O šitie daiktai, šitas daiktas, kas manau vis tiek kažkam kris į akis, nes atrodo kaip suvirintojo akiniai, iš esmės tai yra vadinami mėlynos šviesos blokeriai, blokuotojai, jeigu taip išvertus, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog akiniai, kurie blokuoja mėlyną šviesą, mėlynos šviesos atspalvius. Dėl to teigiamai veikia miegą, kaip minimum miegą, hormoninę sistemą ir taip toliau. Nėra smagu per jo žiūrėti, nes grafikos dizaino tikrai darbų neišeitų padirbti su jais. Tačiau rašyti programas, dirbti kažką tokio su skaičiukais, su dar kažko laiškus atrašinėti, manau, kad labai tinkamas variantas. Mokslinių tyrimų yra visokių, nuomonių irgi yra visokių, bet tikriausiai geriausiai yra išbandyti daiktus ant savęs. Galima sakyti, kad placebo iš vienos pusės, iš kitos pusės, jeigu gerai save jaučiate, tikrai jaučiate, kurie daiktai kažkiek veikia, kur jums ramiau. Pavyzdžiui, man asmeniškai dirbant su šitais akiniais prie kompo vakare
yra ramiau, neįsitempiu tiek, akis yra žymiai ramesnės, net ir dabar atrodo, kad jau galėčiau eiti miegučio praktiškai. Nei taip, kai žiūrim į kažką ledinės lempas arba į be galo stipriai šviečiantį ekraną, tai nors ir kartais patys nejaučiam, bet labai gadinam savo miego kokybę. Net jeigu ir užmiegam iškart, tai nereiškia, kad miego kokybė yra gera, nes tai reaguoja su melatonino lygiu organizme. Čia būtų galima atskirą vaizdo įrašą apie tai daryti, tai jau ir taip išsiplėtojau. Tai tiek, taip atrodo ta mano diena, turint smulkų verslą ir dirbant asmeniniu treneriu. Jeigu kam buvo įdomu, tikrai nebus čia mano pagrindiniai vaizdo įrašai, vis tiek atsimušiu į biomechaniką, bet tiesiog norėjusi pabandyti pasidalinti. Kartais žmonės iš to gauna motyvacijos, mato, kaip kiti dirba, kaip siekia savo tikslų ir taip pat supranta, kad ir jie nori siekti kažkokių tai savo tikslų, ar versle, ar karjeroje kažkur, ar galų gale sporte, ar dar kažkur, kur tai bebūtų. Tai tiek. Ačiū, kad sekate ir iki kitų video.